Sveiki, esame Pietų Lietuvoje, Suvalkijos regione. Už mano nugaros yra gamybinis rapsų veislių bandymas. Kodėl mes esam čia? Todėl, kad šiame regione buvo stokojama ilgą laiką kritulių, bei pavasarinės šalnos čia smogė bene stipriausiai ir tęsiasi ilgą laiką. Šiemet pavasarinės šalnos ypatingai pastebėtos dideliu poveikiu ankstyvesnėse veislėse, tos, kurios žydėjo žymiai anksčiau, nes buvo pažeisti ne tik, kad stiebai pakrypę, bet ir stiebai išsproginėjo. Lygiai taip pat buvo nušaldytos ankštaros ir netolygus žydėjimas arba šalnos poveikis buvo vidury žydėjimo, kai kurios ankštaros net neatlaikė. Ir tokiuose bandymuose, kai turime skirtingas veislės iš visų pusių, mes galim tai įvertinti. Žieminiai rapsai triatlon yra dabar aplink mane ir tai yra atspari šalnom veislė. Ta puikiai matome dabar analizuodami veislės Pietų Lietuvoje po ilgų šalnų periodų. Ši veislė yra ilgai auganti pavasarį, todėl lengvai leidžia atlikti darbus laukuose su augimo reguliatoriais, fungicidais ar kitais purškimais. Kadangi jis ilgai auga, to šalnos netai paveikia, nėra tiek atmestų daug ankštarų, kaip matome, jisai dar pilnai žydintis ir yra daug augesnis ir aukštesnis už kitus hibridus.